Sveiki visi, jūs esate CryptoArtico YouTube kanale ir kaip įprasta mes kalbame apie rinką, bet šiandien aš turiu jums svarbių ir liūdnų naujienų. Tai prieš tai esantis mūsų nemokamas Telegram kanalas buvo nulaužtas, nuhakintas ir dabar jis jau yra valdomas nebe mūsų. Aš noriu jūs įspėti ir perspėti, kad jūs jokiais būdais nespausti jokių nuorodų, nes ten yra skameriai ir mes bandome padaryti viską, kad jį gražinti ir apie tolimesnius veiksmus mes aišku irgi jums pranešime. Taigi štai čia yra mūsų senas nemokamas Telegram kanalas ir matote, kad štai čia kažkas pasidalino tai šitą nuorodą ir jokiais būdais jūs nespausite, bet jūs kol kas pasilikite šitame kanale, nes mes bandome jį atgauti ir labai tikiuosi, kad mums tai pavyks padaryti. Prašau paspausite kuo daugiau like mygtukų, parašykite komentarų, parašykite galimai jums buvo panaši situacija ir žinote ką daryti. Mes bandome imtis visų veiksmų, kad gražinti šitą kanalą ir tęsti savo darbus toliau. Štai čia mes turime naują nemokamą mūsų Telegram kanalą, kuriame mes dalinsimės visą informaciją apie kriptovaliutų rinką ir mes pranešime, kas bus toliau su mūsų prieš tai esančiu kanalu. Mes tikrai jį bandysime gražinti ir jums apie tai pranešime. Kol kas aš kviečiu visus prisijungti štai čia ir sekti visą aktualią informaciją ir dar kartą noriu įspėti, kad jūs nespausti jokių nuorodų, kurios bus tame kanale, nes tai yra skameriai ir mes tai nieko negalim kelti, nes jis buvo pavogtas ir tikrai neapsigaukite, nes ten yra skameriai ir jokiais būdais nespausite nuorodų, bet kol kas jūs galite ten pasilikti ir mes labai tikimės, kad tą kanalą mes gražinsime ir galėsime tęsti savo darbus toliau. Labai prašau jūsų palaikymo ir paspausite būtinai like mygtuką, kad šitą video pamatytų kuo daugiau žmonių ir tiesiog nepapultų ant skamerių ir neapsigautų. Ir visus kviečiu prisijungti į štai šitą nemokamą Telegram kanalą, kuriame mes ir toliau tęsime darbus, dalinsimės įvairiom naujienom apie rinką ir ne tik, ir aišku pasakysime, kas bus su senu kanalu, ar mums pavyks grąžinti ar ne, bet labai tikimės, kad pavyks ir prašau jūsų palaikymo, tiesiog galite paspausti like mygtuką. Ačiū už jūsų supratingumą ir palaikymą, tikėkimės mums pavyks atgauti tą kanalą ir mes galėsime dirbti toliau. Iki greito.